Nam Shol. Hey! Iš istorinės perspektyvos pažiūrėjus, vakarų Europos riteriai su Japonijos samurajais tai yra vienas prie vieno. Ta prasme, truputį skirtumų ten ideologinių, pas vienus ten krikščionybė, pas kitus budizmas, galbūt dar ten šintoizmas, kas nors. Bet kovos menai Europoje buvo, senai buvo, tik tiesiog modernizacijas, šaunamųjų ginklų atsiradimas, išplitimas vis nustūmė į antrą planą, beveik visai išstūmė. Nes kovos menai užsikonservavo sportinę formą. Užsikonservavo sportinę formą, tai yra fechtavimasis, šaudimas iš lanko ir boksas, graikų romėnų imtynės. Pagrindiniai čia tokie ir, vienu žodžiu, europiečių jis ėmė asocijuotis kovos menas su sportu. Įgrūdo į sporto stalčių ir užrakino europietis kovos meną. O rytuose dėl ekonominio atsilikimo, galima sakyti, feodalinė klasė išsilaikė daug ilgiau. Ir kartu su ta feodalinė klasė, jų vertybės, aristokratijos, tarp kurių buvo ir kovos menai. Būtent karate, tradicinis Okinavos karate, kuriam turiu garbės atstovauti, jis gimė ne rūmuose, ne tarp, kaip sakant, tos bajorų klasės samurajų, bet, anot legendų, vėlgi tiksliai neaišku, bet gimė tarp prasčiokų, tarp piratų, tarp žvejų ir tarpusavio konfliktų. Atlaikyti visą tą išorinę prievartą, kuri prasidėjo Satsumos klanui. Satsuma čia toks regionas pietinėje Japonijoje. Satsumos klanui įsiveržus į Okinavą ir okupavus Okinavą. Reiškia, kaip pasakyti, okinavajiečiai tai maža tautelė, dabar jau priklausanti Japonijai, žodžiu, Okinavos saloje, kuri negalėjo atsilaikyti militaristiškai prieš savo kaimynus Japonus, bet netgi užgrobti, jie, kaip pasakyti, nepalūžo, jie savyje išsiugdė tokią rezistencinę formą per kovos meną. Panašu į kapoeirą, ne? Galbūt savo kilme. Panašu, bet, kaip pasakyti, techninių aspektų skiriasi, nes kapoeira šiaip buvo išrasta Brazilijos vergų, pagrindė gintis surištom rankom, dažniausiai už nugaros, dėl to tiek ten svardymus iš kojų. Karate ir kobudo, kurį aš taip pat paraleliai praktikuoju, jis kilo, kobudo tai galima grubiai tariant yra karate su ginklais. Primityviais tokiais kaip kauptukai, pjautuvai, spragilai, vadinami nunčakais. Karate ir kobudo gimė kaip uždraudus
paprastiems okinaviečiams, žmonėms turėti ginklus, turėti savigynę. O karatė tradicinės jisai gimė kaimuose, bet šiuo metu ir gaila, aišku, jam daugiau dėmesio rodo tokie labiau, sakyčiau, išsilavinę žmonės, turintys kažkiek daugiau tos bendros kultūros, nes ta tamsi liaudis, kabutėse, yra visiškai užgrūsta, reiškia, tais populiariaisiais kovos menais. O kas tai yra tai populiariai kovos menai? Paspauskit per Google judo, paspauskit per Google. Kodėl, ta prasme, tai yra populiariai ir kodėl tai yra... Na kaip, taip. Bet kodėl sakot, kad, ta prasme, tamsiai liaudžiai čia tarsi marginalizuojamas tas judo toksai, taip pasakant. Kodėl aš marginalizuoju judo? Ne, aš tiesiog klausiu, tai, nes, kad tiesiog, kad pasakai, kad tam plačiojam liaudim, daugiau populiariaisiais kovos menais ir, pavyzdžiui, kaip pavyzdį judo. O karatė jau suprask aukštesnio lygio. Ne, karatė, žiūrint koks, jeigu Lietuvoje tokie du populiarūs stiliai yra, karatė yra apskritai turi apie 50 stilių, dar daugiau. Ta prasme, Lietuvoje tokie du populiariausi yra Shotokan ir Kyokushin, kartais ten pasijuokdamas vadinu Koyakushin. O tai kokie čia skirtumai tarp jų, ta prasme, technikos kažkokie tai? Tarp Shotokano ir Kyokushin? Arba apskritai, jo. Ar dar kitų? Pasakėt, kad yra daug tų rūšių, karate ir... Čia vizualiai, pavyzdžiui, karate mokymas prasideda nuo stovėsenų. Tai nereiškia, kad jos neegzistuoja kitose kovos menuose, tam pačiam judo. Jeigu aš kažką mesiu per petį, aš irgi atsistosiu tam tikrą stovėseną. Aš nemesiu kažko per petį šitaip išsižergęs, aš atvirkščiai išsidausiu kojas, kad jį atplėšti nuo žemės. Nes jeigu aš būsiu pasilenkęs, jis, taip prasme, aš neparodžius. Bet karate prasideda nuo stovėsenų ir formalios stovėsenos su muštynėmis neturi nieko bendro. Šita stovėsena yra tokia. Mūsų tai čia šaurin? Šorin. Kilo, tarp kitko, pavadinimas iš Shaolin su japoninto variantu. Matot, koks jis skirtumas. Dabar puolamoji stovėsena, Shotokane, jinai bus kažkur tokia. Wushu, kinietiškai, bus tokia. Mūsų mokyklai. Tokia. Shotokanas, va? Shotokanas. Shorinju jau mažiau. Gerai. Shotokan kata yra viena tokia, kur šiaip katos metu judama iš vienos pozicijos į kitą, bet yra keletas katų, senų, ganėtinai, kurios praktiškai vystosi, atliekamos vienoje pozicijoje. Ir Shotokane ta kata atliekama štai tokia. Ir aš blokuoju, smūgiuoju, taip toliau, bet viską, aš ten dar judu iš šonos, ten vieną į kairę dešinę, bet viską maždaug tokioj pozicijoje. Kibadači, raitelio pozicijoje, aš apsižergęs arklį. Mūsų mokykloje lygiai ta pati kata atliekama tokioj pozicijoje. Visa kita, taip, kad, kaip sakėme, jis man nekelia didelio pavojaus, jis yra gatavas ar ne, aš jam ten neskinsiu, aš jam kelios tų visus sąnarių irgi neparodžiusiu. Laikyk stipriai. Bet jie laikyt stipriai. Stipriau.
Stipriai laikai. Stipriai laikai, stipriai. Va, matot, aš bandau ištraukti ir mes čia ilgai tasysimės ir neaišku, ko baigsis, jeigu ta prasme jis yra galingas, aukštas, 2-metrinis, ten lambalas, užsikačialinės, aš ten... Ne. Gali pakutenti. Pakutenti paprasčiausiai žiūrėkit atidžiai žiūrėkit. Prastai daug sunkiau abėdėm sugriebti vieną, ta prasme. Reikia neleisti, tiesiog jis mane už vienos sugriebė, aš iš karto įsisuku, bet jeigu abėdėm, kaip... Variau mane laužyti. Ir galima tęsti, galima. Galima nuomonė galėtų užsiimti kovos menais. Kas galėtų užsiimti? Mokyti ar praktikuoti? Praktikuoti, taip. Bet kas, nes yra atranka savaiminė, kaip jie atsitinka tradiciniuose kovos menuose, labai yra griežtai suskirstyta tos katos, viskas ir žmogus neturintis kantrybės, jis savaime atkrenta. Atėjus kovos meno mokyklą, ten ateisi ir pasakysi, duokit man kardą, aš noriu išmokti su juo kapoti galvas. Va, imk, medžio gabalą, pagal imk ir tam pusvalandį tenais maždaug atlikinėk judesį šitą. Ir ką padarys žmogus nesveikos psichikos tenais. Jis numes tą pagalį ir pabėgs. Ką jūs čia man brukat? Tuo geriau. Stipriai. Man, tokios paprasčiau. Ai, tu čia jau...